Veiksime mes, veiksime ką, takas mus ves ir rasim kažką. Smagu bus tikrai ir tu tai žinai. Mes linksmi katinai, mes ir linksmoliai murkliai. Kitas ir Keitė. Dovana. Keitė, ką šiandien norėtum pažaisti? Pasižvelgykim dėžėje. Žiūrėk, elfų kepuraitė. Mes galime būti kalėdų senelio pagalbininkai. Hau, hau, hau! Kačiukai leidžiasi į nuotykį, hau! Kitas ir Keitė iškeliavo į kalėdų senelio dirbtuves šiaurės ašigalyje ir vos tik jie atvyko, iškart buvo pristatyti prie darbo. Gerai, elfai, pertrauka baigėsi. Dovanų pakuotojai, užimkite savo vietas. Tai turbūt mums. Taip, tai jums. Štai pirmoji dovana atkeliauja Kitai. Supakuosiu. Jis tikrai neatspės, kas čia yra. Ir siuntinys paruoštas kalėdų senelio rogėms. Štai ir dar viena. Ei, Keitė, gaudyk. Keitė, žiūrėk. Oho, skraidlentė. Būtent va tokios ir mes abu norėjome. Jam tai pasisekė. Oho, jis gauna dar vieną dovaną? Negali būti. Žiūrėk. Dar vieną skraidlentę? Gal pasiliekam šitą? Taip, jis jau tokį ir taip gauna. Nepastebės. Ho, ho, ho! Viskas supakuota ir paruošta kelioniai? Paruošta pakilimui, senelė. Nuostabu. Taigi atėjo laikas nunešti šias dovanas visiems geriems berniukams ir mergaitėms. Ho, ho, ho! Kitas ir Keitė nuskubėjo išbandyti naująją skraidlentę. Jiems buvo taip smagu. Jie važinėjosi ir važinėjosi visą naktį, kol kalėdų senelis grįžo, išnešiojęs visas dovanas. Kas nutiko, senelė? Pamečiau vieną dovaną. Skraidlentę. Jūs jos nepametėt. Ji štai čia. Jūs ją paėmėte? Kodėl? Nes mes irgi norėjome gauti skraidlentę. O jam juk nereikia dviejų. Dviejų? Ne. Viena buvo miškiukui tėčio, kita jo broliui dvyniui Timiui. Dabar Timis nieko negavo, o šiais metais jis buvo toks geras berniukas. Mes atsiprašom. Štai, nuneškit ją jam. Jau per vėlu. Dabar tai jūsų dovana. Linksmų kalėdų. Aš jau jos nebenoriu. Jaučiuosi siaubingai. Ir tada pasirodė paslaptingas nepažįstamasis. Argi tai ne jūsų? Taip. Ji turėjo būti padovanota geram mažam berniukui. Bet ir mes būtent tokios norėjom kalėdom. Taigi mes ją paėmėm. Negerai taip. Mes prašėme kalėdų senelio, kad ją grąžintų. Bet buvo jau per vėlu. Jis pasakė, kad mes ją pasiliktume. Reiškia, jūs gavote, ką norėjote. Bet mes nenorėjome nuliūdinti berniuko. Ir kad kalėdų senelis nusimintų. Tai todėl jūs jos nebenorite. Taip. Kaip gali kažko džiaugtis, kai žinai, kad kitam žmogui buvo dėl to labai liūdna? Dabar supratau. Gauti tai, ko nori, ne vien tai yra svarbu. Taip, svarbu ir kaip tu tą gauni. Ačiū, tėti. Ei, kaip atspėjote? Pabandykime iš naujo, Keitė. Bet šį kartą mes neimsime nieko, kas mums nepriklauso. Kaip geri kačiukai. Pamoka išmokta bus geresnė pradžia. Kitas ir Keitė pradėjo savo nuotykį su dovanų dirbtuvėmis iš naujo. Tačiau šį kartą, užuot pavydėję, kačiukai džiaugiasi už visus gerus berniukus ir mergaitės visame pasaulyje. Timis ir tėtis labai nustebs ir apsidžiaugs. Ir jiems bus taip smagu lenktyniauti tarpusavyje. Norėčiau matyti jų veidus, kai jie gaus šią dovaną. Ho, ho, ho! Viskas supakuota ir paruošta kelioniai? Paruošta pakilimui, senelė. Šiemet jūs buvote labai geri kačiukai. Ačiū jums. Ačiū. Senelė, palaukit. Pamiršote dovanas. Kitai, žiūrėk. Jos mums. Ačiū, senelė. Linksmų kalėdų.